Yra tautos mokytojai, kaip bitė Gabrielė Petkevičaitė. Yra tavo, mano, mūsų vaikų mokytojai. Be pirmųjų nebūtų antrųjų. Ir atvirkščiai. Mokytojystės pašaukimo svarbą Radviliškio rajono savivaldybė įvertino įsteigdama mero apdovanojimą ir įteikdama jį geriausiems, kuriuos renka pati švietimiečių bendruomenė. Gausi, įžvalgi, objektyvi. Tarp 4 šiais metais apdovanotųjų Lizdeikos gimnazijos anglų kalbos mokytoja ekspertė Inga Veberinė. Ir kol dar nenuskambėjo skambutis į pamoką, reikia sužinoti, kaip nebūti varginančiu, įkyriu mokytoju. Atsakymą anglistė žino, tai pagarba savai profesijai. Reikia gyventi savo gyvenimą, įdomų, pilną visko, įvykių, patirčių, susitikimų, parodų lankymo, filmų, vakarojimo su draugais. Negalvoti, kad mokytojystė tai yra visas tavo gyvenimas nuo ryto iki ryto. Ne. Jeigu mokytojas nebus įdomus, jeigu jis neinvestuos į save, tai jis nebus įdomus ir mokiniams. Kartais dalinamės knygom, skaitom tas pačias knygas, skolinam vienas kitam, žiūrim tuos pačius filmus. Ketvirtokams, tai yra abiturientams. Vat kaip tik prieš savaitės kelias paprašiau peržiūrėti filmą Mirusių poetų draugija ir parašyti apžvalgą. Filmas labai senas, labai. Galvojau, kad mokiniams nepatiks ir sakys, mokytoja, ką jūs čia mums siūlot žiūrėti. Bet apžvalgos nuostabios. Ir jie patys sako, mokytoja, kokį mokytoją jūs mums parodėt. Tai manau, kad reikia gyventi įdomų gyvenimą. Neretai mokytojo valioje užauginti svajoniais sparnus arba juos pakirpti. Man patinka mokyti vaikus anglų kalbos, sako, bet negana visą dėmesį skirti tik dėstomam dalykui. Reikia būti dėmesingam gyvenimui. Manau, kad labai svarbu yra emocinis ryšys su žmogum. Pagarba klasė, pagarba mokiniui turėtų būti vienas iš svarbiausių dalykų. Nes vaikai, jie labai nori saugumo jausmo, kai ateina į pamoką. Jie nori jausti saugiai. Saugiai ir neturėdami didelių gebėjimų, saugiai galbūt atėję patys iš nesaugios socialinės aplinkos, nori pasijausti čia saugus. Todėl man atrodo, kad mano kaip mokytojas, tai tikslas ir yra sukurti jiem čia būtent tą saugią aplinką, kur jie gerai emociškai jaustus. Tada galim pasiekti viską. Bet kuri profesija turi savo žaismingąją ir sudėtingąją pusę. Ta sunkioji, anot mokytojos, nesupratingi suaugusieji, dar begalė tvarkų, dokumentų, pasikeitimų. Žavioji jos mokiniai. Mes turim suprasti, kad mūsų mokiniai jau yra visai kitos kartos žmonės ir mes negalime jų lyginti su savimi. Jie turi daugiau galimybių. Anksčiau žmonės tiek neturėjo, visi turėjo panašias, o dabar jie turi labai daug galimybių. Kai kurie paprasčiausiai jau skaito leidinius užsienio kalba, klausosi kažkokių ten podcastų, kursus lanko, kurie yra Anglijoje, Amerikoje, moka pinigus ir aš manau, kad dabar kiekvienam galimybės yra tiesiog skristi savo svajonės link tuo tempu, kokiu jis nori. Tai vat šito aš gal ir pavydžiu mokiniams. Aš irgi norėčiau taip daryti, jeigu man būtų dabar paskutinė, pavyzdžiui, klasė mokyklai. Aš norėčiau mokytis savo tempu. Dabar jie tai ir daro, todėl vienodi jie būti negali. Inga Veberinė, viena iš Respublikinės kūrybingų mokytojų asociacijos karjeros kodas steigėjų. Čia kolegiška savajam pašaukimui atsidavusių bendrystė. O mokykloje džiugina mokiniai, noriai besirenkantys anglų kalbos studijas. Tačiau į mokyklą kol kas nesiryždavę grįžti, žvalgydavėsi kitų kelių.
Vis dėlto viltis, kad Lietuvos mokyklos turės puikių anglų kalbos specialistų, tikra. Mano paskutinė laida, kurią aš turėjau, dabar turiu kitą. Tai va, šita laida buvo unikali, nes iš jos tikrai nemažai nuėjo į pedagogiką. Dabar jau pastebiu, kad ko gero, vat būtent jie ir bus mokytojais. Tai manau, kad mokytojai netruks. Akivaizdu, Inga Veberienė laiminga mokytoja. Taip ir yra, tvirtina, ir negėda tą pasakyti. Nes jeigu su jaunais žmonėmis dirba nelaimingas žmogus, jis užkrečia juos nelaimingumu. Arba kitaip, pas mus Radviliškyje, Lizdeikos gimnazijoje viskas gerai. Turim daug puikių mokytojų, turim daug puikių mokinių, tradicijų daug, sukūrė gerų ir tikrai tas mokytojas nedings ir už 100 metų, nes emocinio ryšio dirbtinis intelektas niekada nesukurs, niekada. Ir kartais, kai mokinių paklausia, kaip galvojat, ar pakeis dirbtinis intelektas mokytoją, tai jie dažniausiai sako ne. Mes taip gerai pasikalbėti su dirbtiniu intelektu niekada negalėsim. Dirbtinis intelektas mėgsta pataikauti. Mokytojogi priedermė sakyti tiesą. Dar labai svarbu, primena mokytoja, nebijoti prisipažinti mokiniams, jei suklydai. O štai žinutė buvusiems ir esamiems gimnazistams. Noriu pasakyti visiems savo ir buvusiam ir esamiem mokiniams, kad jie žinotų, kad jie mokytojai labai rūpi. Kad mokytojas, bet kuris mokytojas, visada apie juos galvoja. O svarbiausia priedermė vis dėlto, man atrodo, kiekvieno žmogaus yra būti laimingu. Ir aš linkiu jiems gyventi taip, kad jie būtų visada laimingi. Jeigu tu jautiesi blogai, tai reiškia kažkas ne taip, kažką ne taip darai. Reikia ieškoti ir susirasti savo kelią. Tai va to ir linkiu visiems. Nerijus Kazlauskas Radviliškio Lizdeikos gimnazijoje. Fizinio ugdymo ir krašto gynybos mokytojas. Taip pat Šaškių šachmatų būrelių vadovas. Už išskirtinį indėlį į mokinių pilietinį, vertybinį, socialinį ugdymą nominuotas rajono mero apdovanojimui. Taręs, kad praktiškai įkūnija romėnų išminčiaus citatą "Sveikame kūne, sveika siela" paaiškina, viskas mano darbe susiję. Sveika kūną kūno kultūra puoselėja, o sveika siela krašto gynyba. Būtent pastaroji tą sielą gydo ir ugdo patriotiškai, augina meilę tėvynei. Per valstybinės šventes Nerijus apsivelka šaulio uniformą. Jis jaunųjų šaulių vadas. Jaunuoju šauliuku mokykloje galima tapti sulaukus 11. Ateina čia žmonės, sakysim, jaunimas, kurie jau dažniausiai tai jie tokius turi savo gyvenimo planą, kad būnant šauliu vėliau pasirinkti kario specialybę arba policininko, arba gaisrininko, tai pareigūno ir tęsti toliau tą veiklą. Baigę gimnaziją, prie valstybės gynybos prisideda suaugusių šaulių būriuose. Renkasi iš 2 krypčių – kovinę arba pilietinio pasipriešinimo. Dvejopas anot mokytojo jausmas apima išleidžiant gimnazistą. Liūdna, kad išeina, ilgus metus augintas. Ir smagu, kad tapo doru žmogumi. Aš kartais pastebiu per mūsų valstybinės šventės, vasario 16, kovo 11, kaip į šventės ateina tėvai ir vaikai. Tai reiškia, jau toj pačioj šeimoje teisingai ugdomas vaikas. Ir čia atėjęs jaunimas, sakysim, toliau tęsia tą pilietinę veiklą. Tai reiškia, padedam miestų įvairiuose renginiuose, keliam ten vėliavas, NATO diena, žygiuojam, dalinam košę arba organizuojam patys žygius, tai ryšys kaip ir su miestu, bandom įtraukti daugiau žmonių. Kalbant apie patį jaunuolį, kuris ateina, tai iš čia mokinasi
tokių kaip ir karinių įgūdžių, topografija, ryšiai, paskui pats tas šaudymas su pneumatinio ginklu į taikinius, granatos metimas ir kalbam apie istoriją, apie pilietiškumą, apie dorybės, vertybės. Vasarą būna tokie kaip ir kursai, egzaminai, kurie gauna pakopą, tokį įvertinimą gauna. Šauliuose yra 4 pakopos. Atitinkamai kokią pakopą turi, tokias ir pareigas gauna laipsnį ir jisai pradeda vadovauti kitiems šauliams, nes norint kitiems pasakoti, reikia pačiam žinoti ir jis pradeda domėtis dar labiau, sakysim, istorija ar pilietiškumo ar kitais dalykais. Apie šaulius iš aktyvaus jų talkinimo visuomenė ypač daug sužinojo per pandemiją, nors šaulių organizacijos šaknys Lietuvoje gilios. Savo seną ir neeilinę istoriją turi ir šaulių namai Radviliškyje. Šitie namai buvo pastatyti 1934 metais ir buvo poreikis susiburti, buvo kaip ir dūdų orkestras sukurtas, dalyvavo sportinėse varžybose ir mokinosi tuo metu karybos. Okupavus Lietuvą, Raudonai armijai, buvo pagautas vadas šaulių namų, vedamas tardyti ir jisai suprato, kas jo laukia, tai krito po važiuojančio traukiniu ir žuvo. Ir nepriklausomybės metais vėl pradėjom vykdyti šaulių veiklą. Tai čia matome nuotraukoje vieną iš vadų, kuris tą kolekciją čia surinkęs ir daug metų buvo vadu, subūręs jaunimo didelį būrį. Paveikiausias visada asmeninis pavyzdys, įsitikinęs Nerijus Kazlauskas, juolab kad patirties, kurią dabar dalyjasi su ugdytiniais, sukaupta stebėtinai daug ir įvairios, nuo sporto aikštelės iki karybos. Prieš 20 metų ištarnavau oro gynybos batalione, išėjau į atsargą ir man tas perduoti žinias mokiniams ir toks tapo artimas. Gaunasi toks tęstinumas ir su vaikais ir vykstam į karinius dalinius, vaikams būna įdomu, ekskursija, sakysim, kažkokia tai stovyklos pačios su šauliais, jeigu tai irgi būna kariniuose daliniuose ir visur su jaunimu, pats jautiesi jaunas visada ir būna situacijų, kada vaikai kažko paklausia ir tu nežinai, tada tampi mokiniu ir eini domėtis, ieškoti informacijos, kad jam atsakyti į klausimą ir tai ir gaunasi, kad ir mokini, ir pats mokiniesi. Man patinka būti mokytoju, sako Nerijus Kazlauskas. Tai kūryba, o kurti įkvepia vaikų pasitikėjimas ir ramybė dėl Lietuvos ateities. Gera karta auga. Prisimėjau gal Marcinkevičiaus žodžius, kad vėliavą netaip sunku iškelti, kaip ją nešti kasdienybėje. Tai reiškia, lietuviai, kur mes jau dabar gimėm, augom to Lietuvoje ir nėra to karo, mums reikia išsaugoti kitom kartom, sakykime, ir turim parodyti, kad mes norim būti laisvi. Jeigu atsitiktų ta X valanda, tai visada tikrai būtų žmonių, kurie stotų ginti, bet esame NATO sudėti ir aš manau, kad mes stiprus ir galingi, viskas bus gerai. Nesame nei maži, nei nepastebimi. Drąsiai pristato Šeduvos gimnaziją jos direktorė Edita Varneckienė. Aš tikiu, kad pasauliui svarbu yra žinoti, kad tokia Šeduvos gimnazija yra dabarties mokykla ateities žmogui. Kad tai yra mokykla, kuri gali suderinti, įtraukti, kuri gali pastebėti kiekvieną vaiką ir kuri gali koja kojon žengti su inovacijom, su technologijom
ir su integracija. Ir kad dabarties mokykla tam ateities žmogui yra kuo puikiausias tramplynas sukurti pasaulio pilietį. Mano žinutė turbūt yra ta, kad mes teisingai užauginti žmogų galime tik tada, jeigu patys tikime tuo, ką darome. Prabangos neturėjimą išsigryninti, rinktis vieną ryškią ugdymo kryptį, rajono Pakraščio gimnazijos bendruomenė pavertė privalumu. Mes labai atspindim šių dienų visuomenę, nes mūsų visuomenė nėra susispecializavusi. Mes parduotuvėje sutinkam žmonių visokių, mes darbovietėse turime kolegų visokių ir tas visibiškumas, jisai mums leidžia mokiniams pasiūlyti užaugti va tokioj įvairioj bendruomeniai. Visokių turim pavyzdžių ir visokios turim įtraukties. Turim labai gražių bendruomenių, klasių bendruomenių, kurie užaugę nuo mažų dienų su šita įvairovė, jie pastebi vieni kitus iš žvilgsnio, jie padeda mokytojams sureaguoti savo draugus. Yra tikrai gražių pavyzdžių. Greta to mes turim ypatingų vaikų, turim mokinių, kurie dalyvauja Lietuvos tūkstantmečio vaikuose, kurie gauna šimtukus, kurie laimi olimpiadose ir jais labai norisi didžiuotis ir su jais labai norisi papildomai dirbti ir tai vėlgi iššūkis mokytojai. Tai man atrodo, kad mūsų mokyklos bendruomenė labai turi platų spektrą mokinių, turi labai plačias mokytojų kompetencijas, kaip dirbti su įvairiais mokiniais. Ir čia turbūt yra mūsų stiprybė. Gimnazijos direktorė Šeduvė, todėl savai santykį ir su Šeduva ir mokykla vadina įsišaknijusi. Baigusi šią mokyklą ir pasirinkusi politikos mokslus, po bakalauro studijų grįžo čia kaip mokytoja su programa Renkuosi mokyti. Neilgai trukus tapo mokyklos vadove. Lyderė savęs nevadina. Artimesnis ir suprantamesnis svarsto. Vedlio apibūdinimas. Tu gali parodyti, tu gali vesti paskui save ir manau, kad mokiniai intuityviai pasirenka, kurį mokytoją kaip vedlį jie galėtų sekti. Nes kaip jauni žmonės, turbūt vaikai, mokiniai girdi tik tai, ką mato. Tai jeigu mokytojas su savo visom savybėm, kurios kūrė kitą asmenybę, gali paskui save vesti mokinius, tai jis ir nusives ir ne vieną būrį. Ir gal paskui apsukę ratą tie mokiniai grįš į mokyklą. Būti mokytoju labai sunku, bet labai prasminga. Savąjį pasirinkimą apibendrina jauna mokyklos vadovė, kurios tikslas šioje didelėje bendruomenėje – toliau keisti. Mokykla iš savęs yra užkoduota nuolat keistis. Mokykla yra pirma, kuri įsidiegia naujoves, pirma, kuri, dirba su kažkokiais tai tyrimais ir kitokiom praktikom. Jinai visada toks kaip tekantis vanduo. Ta vaga, jinai turbūt yra kiekvienoj mokykloj ir tas pokytis jisai visada ateina, bet tam, kad tas pokytis būtų greitesnis, tam, kad jis dar kurtų kažkokį papildomą, energiją kažkokią, kuri užaugintų daugiau pilietiškų, daugiau visuomeniškų, daugiau keisti pasaulį gerąją prasme norinčių žmonių. Tai mano turbūt ir yra toks noras atnešti kiek įmanoma daugiau sąlygų, kad ta mūsų gimnazijos upė būtų gilesnė, sraunesnė ir kad nebūtų sunkiau, o kad būtų taip inertiškiau. Ir kad tas pokytis jis yra savaime suprantamas, kitaip nebus. Edita Varneckienė Šeduvos gimnazijai vadovauja dar labai neilgai – 4 metus. Užtat labai ryškiai. Gimnazija pasikeitė. Tai ir regima, ir juntama. Kas labai paprasta pamatyti, tai taip, pasikeitė sienos, pasikeitė lentynų turinys, gal kažkokia įranga, bet mokykla yra tik apie žmones. Ir tos sienos, jos, kuria tokį emocinį foną. Ir aš nežinau, ar pasikeitė, bet aš labai tikiuosi, kad man pavyko
išsaugoti, gal ir pastiprinti, tai tą tokį bendruomeniškumą. Man atrodo, kad labai daug mokytojų turim, kurie eitų su Šeduvos gimnazijos vėliava aukštai iškėlę galvas ir paskui save nusivestų tarp būrių mokinių. Tai man atrodo, kad šitas priklausimo jausmas, tokios teigiamos priklausomybės jausmas yra vienas iš didžiausių ir svarbiausių dalykų. Tai, kad mes turim dabar įrangos ir mes kūrėme dabar tradiciją, naudotis vienu ar kitu įrenginiu, dalinamės informaciją, dalinamės patirtimi. Tai taip aš suprantu inovatyvumą mokykloje ir manau, kad tai yra toks vienas iš svarbiausių dalykų, ką turi šiandienos Šeduvos gimnazija. Turi išteklius ir drąsą bendradarbiauti. Ar tokioje tobuloje mokykloje dar yra ko norėti? Žinoma, kad yra, užtikrina Edita Varneckienė. Dabar, kai patyrėme, kaip mūsų svajonės virsta tikrovė, rytdienai jų nebeatidedame. Aš labai tikiuosi, kad mes išsiugdysim šitą raumenį norėti ir turėti, ne tiek gal technologijų alkį, kiek tiesiog mokyklos tobulinimo alkį. Kad mokykla bus pirma įsigijusi kažkokias tai ten, stakles, kad mokykla bus pirma pritaikiusi kažkokią tai tyrimo duomenis, tai yra labai sunkus darbas, tai yra labai didelis iššūkis, tai labai yra didelis įpareigojimas mokytojui domėtis, o tai koks bus tas rytojus. Kokią sukurti šiandien mokyklą, kad rytojui mes užaugintume tą ateities žmogų. Tai norėti mes dar labai labai daug norim. Ir tikiuosi, kad taip ir liks. Ir norėsim. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.